Labas rytas visiems. Šiandien sugalvojau padaryti tokį video vlogą, kadangi nieko nebekeliu, tai sakau, reikia kažką tai kelt, bent jau minimaliai. Dirbsiu su papildomu autobusu, būsiu pagalbinis vairuotojas, padėsiu kitiem vairuotojams surinkti žmonės. Šiuo metu aš dirbu Austrijoje, kalnuose. Tai vat, pradėsim darbą. Šiandien dirbsiu su šito autobusu. Mano dizeliukas. Da, iš tikrųjų turime elektrinių autobusų irgi mano, bet mano nuomonė, elektriniai autobusai bent jau šitai vietai, kalnams, žiemą, tai tikrai nėra labai geri, kadangi ir baterija labai blogai laiko ir šiaip nėra efektyvus. Tai geriausiai tai yra dizelis, jisai visada geras yra ir su juo galima atidirbti pilną pamainą ir jokių problemų nekyla. Darbą pradėsim 7:40 Austrijos laiku. 20 minučių nuvažiuoti iki vietos ir gaunasi, kad aš turėsiu įlysti tarpus tarp pagrindinių autobusų, kurie važiuoja, ir taip padėti jiems surinkti žmonės, nes tikrai būna daug žmonių ir tiesiog nebetelpa, o mes tokie kaip pagalbiniai surenkam tuos, kurie tiesiog negalėjo įlipti pilną autobusą.